Tai pagrindiniai dalykai apie atidėliojimą yra būtent tų senų minčių, tų senų įsitikinimų dar sėdėjimas kūne. Labadiena, sveiki, esu Otilija Dijas. Šiandienos tema yra apie atidėliojimus, apie nuovargį, apie apatiją ir iš kur atsiranda atidėliojimas. Iš tikrųjų, atidėliojimas atsiranda dar gilioj vaikystėje ir dažniausiai tuo metu nuo 0 iki 5 metų. Tikrai labai gilioj vaikystėje. Ir netgi negimusiam kūdikyje, netgi kai tik tai užgimsta kūdikis ir girdi tokius dalykus, kad jo nenori, kad jis yra problema ir ypatingai 3 mėnesių kūdikis, kai tuos vyksta momentas apsisprendimas, ar kūdikis turi gimti ar ne, ir tuo metu kūdikis iš tikrųjų viską girdi ir viską jaučia, ką mama ir tėtis kalba. Tai atėjo moteris, verslininkė ir tiesiog kankinosi dėl atidėliojimų ir jinai norėjo tiesiog tai ištraukti ir panaikinti. Ir kai paklausėme pasąmonės, kur tai yra, kas tai yra, moteris grįžo atgal būtent į tą momentą, kai buvo dar negimęs kūdikis 3 mėnesių ir tėvai tiesiog jau dar sprendė, ar tas kūdikis gims ar ne. Tuo metu kūdikis visiškai susirietė ir visiškai suprato, kad jis yra problema ir priėmė sprendimą, kad viską darys taip, kad tik kitiems įtiktų. Ir tas įsitikinimas per visą gyvenimą, dar negimus, jau užgimė su tokiu įsitikinimu. Ir dar per 40 metų viską darė tai, kad tik kitiems įtiktų, kad visiems įtiktų. Kad visi žmonės būtų aplink laimingi, kad visiems padaryti, kad viskas būtų gerai. Ir tokiu būdu žmogus visiškai pavargsta. Ateina nuovargis, nes iš tikrųjų nėra iš kur pasisemti tų jėgų, nėra aistros vidinės, tokio draivo, tokio judėjimo, iš kur eitų energija ir jinai visą laiką yra ta paviršutinė proto nuspręsta, kad visiems reikia įtikti, nebūti savimi. Ir iš tikrųjų nebūti savimi, užsidėti daug kaukių ir užsidėti tokius tos apsaugas yra sunku, tai yra energijos vampyras, tai yra išsemia iš vidaus tos energijos daug. Didelis nuovargis ateina, nes tas kaukės reikia visas nešioti, tos apgaubtus, savęs nerodyti ir būti kažkuo kitu, negu iš tikrųjų gaunasi nuovargis. Po nuovargio ateina momentas apatijai, kad vis tiek neatrodo tie žmonės laimingi, vis tiek įtikti yra labai sunku ir jeigu ir įtinki, tai arba jie yra nelaimingi, o nuo jų laimės priklauso ir to atidėliojančio žmogaus laimė ir gaunasi priklausomybės, žodžiu, daug sunkių dalykų. Tai čia yra tik tai įsitikinimai ir tie įsitikinimai, kaip ir sakiau, jie vyksta vaikystėje, gilioje vaikystėje ir dar kūdikiuose. Kitas dalykas, dėl ko atidėliojimas vyksta, yra baimė. Didžiulė baimė ir vaikams yra didžiulė baimė tamsai. Tai tie vaikai, kai jie miega, kai jie prisigalvoja ir su lakia vaizduotė prisimato visokių daiktų, visokių raganų, drakonų ir vilkų, jie išsigąsta. Ir tas išgąstis, bet kokiam atveju paskui užaugus paaugliui ir toliau vyresniam suaugusiam žmogui, tik pajunta tą išgąstį, reiškia, reikia sustingti ir geriau nejudėti, nieko nedaryti. Jūs galite pasižiūrėti, kaip vaikas išsigąsta. Tamsoje, kai jis išsigąsta, jis palenda po paklodę, pasislepia ir nejuda. Ir stengiasi kuo tyliau, ramiau kvėpuoti, kad tik niekas neišgirstų ir nepajudintų. Tai toks pasislėpimas ir vyksta toliau. Ne tik tam vaikė, ne tik tam 5 metų vaikė, bet ir toliau jisai vyksta ir paauglystėje, ir suaugiškam gyvenime irgi. Tik tai kažkokia tai maždaug baimė, panašumas, panaši vibracija pasijunta ir žmogus iš karto pasislėpia. Kažkur tai dingsta, nejuda, stagnacija. Atidėliojimas ir yra stagnacija, tai yra sustojimas. Nepraeina energija. Sustoti taip, kad net nekvėpuoti. Arba kvėpuoti labai mažai, taip kad niekas negirdėtų ir nematytų ir nepastebėtų. Tai yra didžiulė stagnacija, didžiulis
atidėliojimas, nes trūksta energijos atlikti veiksmą, eiti toliau. Pirmiausia yra didžiulė baimė, stagnacija reiškia, energija neprateka per kūną, energija neprateka per visą žmogų ir tas sustojimas, įstrigimas, bet pavadinimų yra labai daug, yra įstrigimas, užburtas ratas, kažkas mane užstrigino, kažkas mane tempia atgal. Visokie tokie panašus įsitikinimai, frazės, jos iš tikrųjų veikia taip kaip tiesiogiai, kaip faktas. Ir vaikai priema baimės, priema, sakykime, tas įsivaizduojamas raganas ar pabaisas kambaryje kaip tikrai faktą ir jį toliau nešiojasi per visą gyvenimą. Buvo moteris, kuri irgi turėjo tą atidėliojimą tokį didelį ir baimę turėjo. Ir jinai grįžo būtent į tą momentą, kai naktį buvo palikta viena, visiškai neprižiūrėta ir jinai pamatė tikrai tas raganas. Ir dabar tik tai su hipnozės pagalba jinai grįžo lygiai į tą patį momentą, į tą mažą mergaitę. Ir nuėjo iš tikrųjų pasižiūrėti į tą raganą. Ir ten pasirodo, kabo pėdkelnės, kurias dėjo, bet tamsoje atrodė ragana. Ir tik taip, kai jinai išrišo vis tikrąją tiesą, tik tada jinai galėjo paleisti šitą didžiulę baimę. Ir atrodo, kad smulkmenos, atrodo, čia tik tai maža baimė. Tai nėra maža baimė. Ant šitos baimės statosi dar ir kitos baimės. Ir dedasi, auga, kol žmogus iš viso sustoja ir prasideda atidėliojimai. Ir ypatingai atidėliojimai paskambinti kažkokį skambutį, kažkokį tokius sunkesnį, ypatingesnį darbą atlikti. Ir tada sustojama, nes prisimenama lygiai ta senoji baimė. Dar buvo moteris, kuri irgi turėjo nuovargį didelį ir to atidėliojimą. Jinai grįžo irgi atgal, pasąmonę nunešė atgal į 5-7 metų mergaitę į tą vietą, kai jos mama žudėsi. Ir daug kartų žudėsi. Tiesiog mama taip darė. O vaikui tai buvo didžiulis šokas, kaip mama nori save sunaikinti ir kiekvieną kartą vaikas turėjo gelbėti ją. Ir kadangi vaikas, tai tas įsijungia bejėgiškumas, nusivylimas, neįmanoma. Neįmanoma mamos valdyti, neįmanoma niekieno suvaldyti. Bet jeigu esi mažas vaikas, tai iš viso dar labiau neįmanoma ir dar labiau tas bejėgiškumas. Ir tada mergaitė tiesiog išjungia tas jausmus, išjungia jutimą, išjungia spalvas, viskas pasidarė pilka ir jokių jausmų, nes kiekvieną kartą, kai mama žudėsi, jai skaudėjo, labai skaudėjo. Tai kad to skausmo nebūtų, reikėjo viską išjungti ir užpilti tokį depresijos lygio stagnaciją. Tai nevyksta arba jeigu tai vyksta, kūnas nebereaguoja. Bet tada, kai išjungiama jausmai, išjungiama viskam, tai ne tik tam momentui išsijungia viskam. Todėl ir sakoma, jeigu gerai neišsiverksi, tai gerai ir nepasijuoksi, arba atvirkščiai. Nes įjungiamas jutimas, arba jeigu jis išjungiamas, ypatingai su antidepresantais, su vaistais, jisai išjungiamas visose sferose. Ir vėl ateina stagnacija, ir vėl ateina tas nusivylimas, nieko nenoras ir atidėliojimas. Tai pagrindiniai dalykai apie atidėliojimą yra būtent tų senų minčių, tų senų įsitikinimų, sėdėjimas kūne, tų programų senų. Ir kol jos yra, tol žmogus tiesiog klausia savęs, kodėl aš to nepadarau, ko man reikia padaryti. Atrodytų tai tik 5 minučių reikalas, bet nepadaro, nes ta senoji stagnacija vis suveikia. Ir iš tikrųjų didžiausia rekomendacija su tokia kaip hipnozė arba meditacija tikrai yra įmanoma ištraukti tokias mintis, limituojančias mintis, stabdančias mintis, kurios yra visiškai senos, mažo vaiko įsitikinimai, kurie visiškai suaugusiam žmogui nereikalingi, jas išsivalyti ir tiesiog gyventi laisvai. Tai kviečiu labai užeiti į mūsų puslapį www.amorati.es. Ten surasite pagrindinės hipnozės būtent šitai problemai, būtent atidėliojimui, tai yra minčių švara ir atidėliojimas. Tai padeda iš karto. Hipnozė veikia iš karto.
Ačiū.